Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie pateikčių rengimą Canvoje. Kaip matote, jau turiu atsidaręs šią programą. Na ir jeigu mes norime kurti pateiktis, galime paieškos laukelėje surinkti pateiktis. Aišku, galėjome pasirinkti iš čia ir ieškome, kas mums bus pasiūlyta. Vėlgi, tų pasiūlymų tikrai yra daug ir įvairių ir mes galime pasirinkti vieną iš jų, kadangi aš turiu švietimo licenciją, tai beveik visos pateiktys yra naudojamos. Na ir, tarkime, man šita pateiktis yra tinkama, jos dizainas yra tinkamas, tai aš pasirenku šią pateiktį. Ir galiu trumpai greitai perbėgti spraktelėdamas ant vienos ar kitos pateikties ir pažiūrėti, kaip tai viskas atrodo. Ir jeigu aš jau nusprendžiau, kad man ši pateiktis tikrai tinka, tada aš spaudžiu tinkinti šį šabloną. Pasirinku šitą pateikį, mes esame atsidaro pateikties rengimo redagavimo langas, na ir dabar jau mes galime pradėti tą turimą pateiktį redaguoti. Aišku, pavadinimai yra, tekstai, yra įvedami taip pat kaip ir visur kitur rengiant kažkokį leidinį su Canva, tai čia galime rašyti pateikties pavadinimas, tarkime. Na ir jeigu reikėtų šriftą keisti, jeigu reikėtų simbolių dydį keisti, spalvą keisti, paryškinti, pasvirinti, pabraukti, nubraukti, didžiosios mažosios raidės, lygiavimai, sąrašai, numeravimai, eilutės, tarpai tarp eilučių, tarpai tarp simbolių, čia viską galime nusistatyti ir pasidaryti. Jeigu kažko mums nereikėtų, pavyzdžiui, mums nereikia šito teksto, mes jį pažymime ir klaviatūroje spaudžiame delete. Na ir jeigu, tarkime, šito objekto irgi nereikia, irgi galime pasirinkti ir galime nuspausti. Taip ir kitus galime objektus naikinti. Jeigu yra netinkama vieta ar dar kas nors, mes galime tiesiog pernešti į kitą vietą. Na, čia paliko tekstas, nebuvo sugrupuota, tai tekstą atsinešu atskirai ir galiu, sakykime, čia vietoj šito presentation 2023 parašyti parengė ir parašau, kas parengė šitą pateikti. Taigi, aišku, galbūt visai būtų gerai, kad būtų mažesnis šriftas, tai aš jį tiesiog sumažinu iki kokio 25 dydžio simbolių dydis, kad būtų, na ir dar perkelti galiu, kad jis būtų kažkur tai žemėliau. Na ir jeigu norėtumėte pakeisti paveikslėlį, tarkime, kur čia yra įdėtas, tai paveikslėlio pakeitimui galite savo failus, kur yra įkelti failai, kai galite prie įkeltų failų ieškoti savo kažkokį įkeltą paveikslėlį. Na, aš čia turiu, tarkime, šitą kačiuką ir aš noriu, kad jis būtų čia. Tai jis tiesiog nuvelku ir paleidžiu šitą paveikslėlį, kaip ir kitus rengiant dokumentus su Canva. Ir ta nuotrauka jau yra pakeista į tą, kurią aš turiu. Dabar važiuokime prie antros pateikties. Na ir vėl tas pats. Jeigu aš noriu pakeisti nuotrauką, aš keičiu nuotrauką. Sakykime, kad būtų kažkokia kita. Jeigu aš noriu nuotraukos, kurią siūlo Canva, aš renkuosi čia žemiau esančią pasirinkimą nuotraukos. Na ir tada aš galiu pasirinkti tai, ko aš noriu. Jeigu aš noriu, tarkime, rengiu apie matematiką, tai aš pabandau parinkti kažkas, kas tai susijęs su matematika. Tai va čia turiu, sakykime, kas iliustracija, galbūt visai gražiai ir tiktų su matematika. Jeigu tai netinka, galiu keltis kitą nuotrauką ir pasirinkti tai, kas man atrodo yra gražiausia ir tinkamiausia šitai pateikčiai. Galbūt tokia. 2 kartus prisiminkime, kad spraktelėjus yra galimybė dar pavažiuoti į vieną pusę arba į kitą pusę, jeigu nuotrauka didesnė būtų į viršų į apačią, ir tada nusistatyti tai, ką mes norime
matyti. Na, toliau belieka pakeisti skaidrės pavadinimą, belieka pakeisti skaidrės tekstą. Tie objektai, kurie mums nereikalingi, mes juos ištriname ir jau turime tokį objektą. Jeigu norėtume, kad būtų rečiau išdėstytos eilutės, kad užsipildytų daugiau, kad neatrodytų tuščiai, mes galime padaryti tarpus tarp eilučių ir tokiu būdu mūsų tas tekstas bus, liktai jo bus daugiau, nors iš tikrųjų tai yra tiek, kiek buvo. Toliau, jeigu tokios pat skaidrės, tarkime, norėtumėte dar vienos tokio pat dizaino, jūs galite bet kada paduplikuoti tą skaidrę, tą pateikti puslapį, čia Canvoje tai vadinama puslapiais, na ir matote arba Ctrl+D, arba duplikuoti puslapį ir turime jau dabar dvi tokias pat skaidrės. Čia, sakykime, galime, kad tikrai atskirtumėte, kad yra dvi skirtingos pirmoji, tegu bus, na, o čia yra jau antroji skaidrė. Na ir kaip matote, iš tikrųjų turime dvi, pirmąją ir antrąją. Jeigu kurios nors mums skaidrės nereikia, puslapio nereikia pateikti ją, tai mes tiesiog jį galime ištrinti ant 3 taškelių čia apačioje ir žiūrėkite, yra naikinti puslapį arba klavišas delete. Ir tokiu būdu jau šitas puslapis dingsta. Tai tokiu būdu mes galime tas nereikalingas ištrinti ir pasikeisti į kitokią. Dabar jeigu iš viso norėtumėte pakeisti kitokį dizainą, grįžtame į patį viršų čia, kur yra dizainas, na ir dabar jau išeiname iš tos pateikties dizaino ir turime tikrai įvairių pasirinkimų, kur mes galime tiesiog paimti, paspausti, pasižiūrėti, kaip atrodo šitie dizainai ir jeigu jau mes matome kokį nors vieną, kuris mums tikrai patinka, mes tiesiog spraktelėm ant šito dizaino ir to puslapio dizainas yra pakeičiamas tiesiog į šitą, į kurią mes norėjome. Tas vienas tik tais puslapis. Na, jeigu aš norėčiau pakeisti spalvas, va čia to sakykime, kad sietus kažkas tai su tai buvusiais, pažymiu ir reikėtų pasirinkti iš tų spalvų, ką mes čia turime, tai sakykime, galbūt ir tokią, na, o vietoj nuotraukos mes įsidėsime galbūt kitą nuotrauką ir tada turėsime kažkokią kitą nuotrauką. Tekstus keičiam, kas nereikalinga šalinam ir tokiu būdu mes jau turime visai ką kitą. Aišku, greitai nuotrauką įdėsiu vėl, tarkime, tai bus tai susiję su matematika. Pasirinksiu, čia atsiprašau, dažniausiai paskutiniai naudoti, tai galbūt vis dėlto matematika dar tegu bus. Arba pažiūrėkime, gal ir kitiems dalykams, istorija kaip pavyzdys, na ir galbūt, sakykime, su istorija žiūrint, sukonkretinti reikėtų, ką mes norime su ta istorija, bet vėlgi galime galbūt angliškai parašyti, kad galbūt tada daugiau kažko duos ir panašiai, tai mes tada galime jau įsikelti ir turėti kitą nuotrauką susijusią su tai, kas yra publikuojama skaidrėse. Tekstai nereikalingi, jeigu nereikalingi, parašote galbūt savo, o jeigu jie reikalingi, jūs, jeigu norit savo, tai savo pakeičiate, jeigu nereikalingi, visai ištrinate ir turite tokią nuotrauką, tokią viską. Na ir taip toliau, jūs galite perbėgti per visas pateiktis, galite prisidėti, tai kas reikalinga, kas nereikalinga ir tokiu būdu, čia, sakykime, ta paskutinė tikrai nereikalinga, arba jeigu jau norite, turite komandą, tai galite pristatyti tą savo komandą, čia vėlgi galbūt nereikalingas yra puslapis apie kažkokį, nors galbūt ir reikalingas yra, tai čia žiūrint vėlgi, ką jūs norite. Na ir paskutinis padėkojimas
už dėmesį, kad buvo ir jau tokiu būdu pateiktys bus paruoštos. Jeigu norite pridėti savo dar galite pridėti savo, jeigu neužteko 13 tų pateikčių, tai visada galite pridėti ir kada pridėjote, vėl grįžtate į dizainą ir vėl galite pasirinkti arba iš čia tų siūlomų dizaino, arba galite tiesiog išeiti iš to ir eiti į kitus kažkokius tai dizainus ir pasižiūrėti, kokie ten yra kiti tie dizainai ir vėlgi pasirinkti ir tą kitą dizainą, žiūrint, ko jūs norite, teksto daugiau, kad būtų, ar paveiksliukų būtų, ar dar kažko, šitas nepatiko, tada jūs renkatės kažkokį tai kitokį, bet kuriuo atveju mes tikrai galime prisitaikyti ir turėti kažkokią tai tinkamą vėl dizainą. Labai greitai nerandu dabar, imsiu, kad ir va tokį, sakykime, ir tik tai vėlgi reikėtų galbūt paimti ir pakeisti spalvas. Tai čia pasirinkti tos spalvos, kurios visur figūravo, sakykime, vieną mes renkamės tokią, galbūt šviesesnę, kitą mes renkamės tamsesnę, čia irgi tamsesnė spalva, tai tokiu būdu lyg tai tos skaidrės ir susisieja su ankstesnėmis buvusiomis skaidrėmis, jos neiškrinta iš konteksto ir tada turime irgi kažką panašaus. Tuos paveikslėlius mes bet kada galime pakeisti nuotraukomis ir panašiai, arba kitais tokiais iliustracijomis kitomis. Na ir kai jau viską turime, galime peržiūrėti, kaip mūsų atrodo šitas, kaip atrodo mūsų parengta pateiktis, tai spaudžiame pateikti ir pateikti visame ekrane, galime pasižiūrėti, kaip atrodys ta mūsų pateiktis. Na ir dabar aš matau pateikti, rodiklėlė į dešinę man leidžia pereiti į kitą pateikti, dar sikelį į dešinę man leidžia į kitą, jau antroji pateiktis, dar toliau jau yra tokia pateiktis, dar toliau jau yra tokia pateiktis, tik tai jūs nematote viršaus, nes aš įrašinėdamas nebendrinau viso ekrano, o tik tai dalį, tai lyg tai nukerpa viršų, kurio jūs nematote dabar. Sugrįžti atgal galite čia ir tokiu būdu jūs jau žiūrite, kaip parengtos tos skaidrės. Na ir belieka atšaukti, kai paspaudus grįžtame atgal į tą režimą, redagavimo režimą ir jau jūs galite tęsti toliau, jeigu dar pamatėte kažkokių klaidų, jeigu dar kas nors galite tiesiog pataisyti tas klaidas. Na ir pateikties kaip ir kitų įsaugoti nereikia, jūs galite grįžti į pradžią ir grįžę į pradžią tą savo pateiktį, arba jeigu ją neparengėte per vieną kartą, tai grįžę į pradžią jūs ją matote čia prie savo rengtų dizainų, tai būtent čia. Kitą kartą, kai atsidarysite ir norėsite ją tęsti, tai tiesiog paspausite ir tokiu būdu jau galėsite toliau redaguoti ir jinai yra viskas įsisaugoja, tai kas buvo. Tai šiam kartui tiek trumpai apie pateikčių rengimą su Canva. Na, o toliau kitame vaizdo įraše parodysiu, kaip pasidalinti jau parengta pateiktimi su kitais mokymo dalyviais ar kolegomis ar dar ko nors. Iki.